Šiandien Kaunas susiduria su keliais aplinkosaugos iššūkiais. Ieškoma sprendimo, kur dėti pramoninės bei po rūšiavimo likusias komunalinės atliekas, nes gabenti į sąvartynus jas draudžiama. Tuo tarpu po nuotekų valymo likusio dumblo kalnai tebeauga ir grasina sukelti ekstremalią situaciją. Racionalus šių problemų sprendimas, kurį pasirinko ypatingą dėmesį sveikai aplinkai propaguojančios Skandinavijos valstybės, atliekų tvarkymas jas švariai ir saugiai sudeginant, tuo pačiu pagaminant pigesnę šilumą ir elektros energiją. Todėl Lietuvai, turinčiai analogiškai atšiaurų žiemos sezoną bei gerai išvystytą centralizuotą šilumos infrastruktūrą, būtų naudinga siekti geruoju užsienio šalių pavyzdžių, pastatant didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę Kaune. Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje energijos gamybai būtų naudojamos komunalinės bei pramoninės atliekos bei vandenvalos įmonėje susidarantis dumblas, būtų 10 analogų Skandinavijoje atitinkantis atliekų tvarkymo energetikos objektas. Europos valstybių praktika rodo, kad po rūšiavimo likusios atliekos yra viena pigiausių kuro alternatyvų. Tuo tarpu Klaipėdoje bei daugelėje didžiųjų Europos miestų veikiančių analogiškų modernių atliekų deginimo jėgainių pavyzdžiai patvirtina, kad dėl jų veikimo diskomforto gyventojai nepajaučia. Numatyta, kad jėgainės elektrinė galia sieks 24 MW, šilumos gamybos 70 MW. Tai leis mažiausių poveikio aplinkai išspręsti atliekų tvarkymo problemas, tuo pačiu pagaminant apie 40% Kauno miestų reikalingos šilumos bei daugmaž 94 000 būstų reikalingos elektros energijos. Naujoje jėgainėje šilumos gamyba būtų 20% pigesnė lyginant su alternatyvomis. Jėgainė sudarys atliekas deginantis katilas, garo turbina su elektros generatoriumi bei moderniausi dūmų valymo įrenginiai, kurie savo dydžiu beveik prilygs visai likusiai jėgainės daliai ir užtikrins ypatingai griežtus visai ES identiškus aplinkosauginius reikalavimus. Poveikį aplinkai išnagrinėję ekspertai patvirtino, kad jėgainė atitiks griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus ir nekels pavojaus gyventojų sveikatai. Jėgainė kainuos apie 150 milijonų eurų, todėl jos teikiamą naudą po poros metų pajus visi Kauno regiono gyventojai. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje statomos modernios jėgainės projektas patikėtas įgyvendinti energetikos įmonių grupiai Lietuvos Energija, kuri viešo konkurso būdu partnerių pasirinko Suomijos įmonę Fortum Heat Lietuva. Sutelkta didelių strateginės reikšmės energetikos projektų įgyvendinimo patirtis užtikrins, kad jėgainė būtų pastatyta laiku, pritaikant pažangiausias technologijas ir pasitelkiant geriausių specialistų gebėjimus. Todėl neabejojama, kad Kauno kogeneracinė jėgainė taps viena moderniausių visoje Europoje.